Ir pradėkime nuo poliakrigėlio. Tai mes mokinsimės, kaip atlikti priauginimą su būtent poligeliu, bet, kaip ir minėjau, su šita technika, su viršutinių formelių technika, jūs galite naudoti ir gelį. Šitame kurse aš dirbu tik tai su poligeliu. Gelį naudojam tam tikrais atvejais, kai norime dizainą padaryti, tepam bazę ir taip toliau. Tai poligelis, tai yra gelio ir akrilo sistema, tiršta, bet tikrai būna ir tirštesnių konsistencijų, lengvai kontroliuojama konsistencija, lengvai pasiduoda spaudimui. Mes taip pat kvadrato metu darysime suspaudimą laisvam krašte, tai tikrai labai gerai išlaiko arkas, nepasiduoda tos arkos, neišsileidžia, kaip būna su kitom medžiagom. Sudėtyje neturi kenksmingų medžiagų, neturi kvapo, minimalus dispersinis sluoksnis, tai kitaip tariant minimalus lipnumas. Ne? Polimerizacijos laikas arba kitaip tariant džiovinimo laikas yra 90 sekundžių, bet priklausomai nuo to, kokį jūs poligelį renkatės. Noriu Jums parodyti kelis Edelweiss Pro atspalvius. Čia tikrai yra ne visi. Tai, kaip matote, yra šiltesni atspalviai. Labai noriu pradėti nuo Mild Candy. Tai vienas iš tokių populiaresnių. Šitas atspalvis yra šiltas. Aš jį rekomenduoju rinktis klientėm, kurios nenori blizgučių arba kurių rankos yra labai šaltos. Taip pat yra Milky Rose. Šitie du atspalviai tokie pagal mane yra patys pagrindiniai, kuriuos jūs turite turėti. Šitas atspalvis ant rankų visiškai kitaip atrodo. Jis atrodo indelį toksai persikinis, bet ant rankų jis labai atrodo natūraliai. Irgi šitie atspalviai yra šilti, juos galima dėti ant bet kokių rankų. Jeigu mes kalbame iš blizgučių, Nude Glitter vienas irgi toksai iš populiaresnių, jisai turi blizgutį ir jisai turi lengvą atspalvį, irgi tokį maskavimą neturi 100%, sakykime taip 80%. Taip pat su blizgučiais yra Siamite Shine ir Cold Shine poligeliai. Šie du atspalviai taip pat yra labai populiarūs, gražus. Siamite Shine truputėlį poligelį patį tamsesnį turi, blizgutį kažkam atrodo žalias, kažkam auksinis. Cold Shine truputėlį kitokio atspalvio, irgi tinkantis beveik visiems ir turi sidabrinę blizgutį. Tai šitie trys yra labai gražus atspalviai. Bludas toksai įdomesnis, turi mėlyną blizgutį ir patį poligelį, sakykime, tokį šaltesnį atspalvį, tai nerekomenduoju dėti, jeigu klientė turi labai daug kraujosrūvų, tokios šaltos rankos, tai ant rudesnių rankų jisai tikrai labai gražiai atrodo. Baby Boomer Pink, jisai labai ryškus, gražus, bet šitas poligelis neatleidžia klaidų. Ką tai reiškia, kad jeigu jūs jau jį uždėjote, turite labai gražiai sulyginti kutikulę zoną, nes kitaip matysis didesni perimai. Bet labai gražiai atrodo su prancūzišku manikiūru, tikrai rekomenduoju. Apricot Glitter, toksai irgi įdomesnis atspalvis. Yra mėgėjų būtent šio atspalvio, irgi labai gražiai ant rudų rankų atrodo, turi tokį sidabrinį blizgutį ir labai stiprią pigmentaciją turi ir maskavimą. Taip pat Nude poliakrigėlis, tai yra toksai truputėlį šaltesnio atspalvio, turi labai gerą maskavimą. Šitie poligeliai, jie džiūsta ilgiau, todėl jeigu dedate storesnį sluoksnį, būtinai labai gerai pradžiovinkite. Jeigu matote, kad nedadžiuvo, tai tiesiog papildomai dedate į lempą. Dar turime Cold Caramel poligelį, jie truputėlį su Nude yra panašus. Šitas toksai, sakykime, gal šiltesnis, šitas vos šaltesnis, bet labai jie panašus. Man asmeniškai gal Cold Caramel labiau patinka, bet tikrai šitie atspalviai tokie yra universalūs, irgi jie yra labai pigmentuoti, labai gerai juos reikia pradžiovinti. Jeigu klientė turi kažkokių dėmių ant rankų, ne ant rankų, ant nagų, tai tikrai labai geras yra maskavimas. Ir dar noriu porą atspalvių parodyti, tai yra tikrai vienas iš populiaresnių. White Shine poligelis, jis turi tikrai tokią tirštesnę konsistenciją, nes turi daug blizgučių, auksinį tokį blizgutį turi. Tai čia yra 30 ml, mes jūs turime mažesniuose indeliuose. Ir taip pat turim Milky White, jisai irgi tokiam indelį, čia tiesiog aš rodau testerį. Tai Milky White ir White Shine yra 30 ml. Tai Milky White yra toksai baltas, nėra tokios labai stiprios pigmentacijos, gražiai žiūrisi. Parodysiu jums būtinai pavyzdį. Ir tokie du Milky atspalviai.
Ir žinoma skaidrus poligėlis, čia jau rodau naudotą, tai vėlgi sutvirtinimui, arba galite maišyti kažkokius atspalvius, tai vat yra dar skaidrus irgi 30 ml indelis.